Kiek tas puodak? 10. Sveiki, draugužiai. Toliau tęsiam turgų temą. Tai šiandien apsilankysim Pabalių turguje. Tai bandysim surasti kažkokį audio aparatūros lobį, paieškosim įdomesnių daiktų, na ir šiaip apžvelgsim, kaip laikosi Pabalių turgus. Tai per vasarą tęsiu šitą ciklą apie Lietuvos turgus. Bandom ieškoti lobių naujam audio aparatūros sezonui rudenį. Tikiuosi šis video jums patiks, nepamirškit parašyti komentarą, paspausti like, o dabar važiuojam. Kilau 7, susiruošiau, nuo mano namų iki Pabalių turgaus 30-35 maždaug kilometrai ir išvažiavau. 8 jau buvau turguje, na ir pradėjau eiti senais takeliais, keliukais, ieškoti lobių. Kaip man sekėsi? Na, pradžiai apėjau įvairius pardavėjus, apžiūrėjau. Tiek radau ir fotoaparatų visokių senovinių, ir mane kitų dominančių dalykėlių, elektronikos. Apžiūrėjau, kas naujo, kas seno. Tikrai turgus yra palyginus su senesniais laikais apmažėjęs Šiaulių, bet įmanoma rasti įdomių daiktų. Mano istorija, kaip minėjau praeitame video, kad aš seniau labai mėgdavau lankytis ir būtent Šiaulių Pabalių turguje ieškodavau įvairių daiktų savo projektams, kad galėčiau išmokti remontuoti. Tai dažniausiai būdavo visokie CD grotuvai, stiprintuvai, kolonėlės. Na ir taip domėjausi, tobulėjau, na ir tapau tuo, kas dabar esu. Tada daiktų buvo daugiau, bet išmanimų apie įvairias firmas, firmeles, gaminius buvo tikrai daug mažiau. Tai pasikeitė viskas, laikai pasikeitė, daiktų šiek tiek mažiau, bet turim daugiau žinių. Ir man tikrai šiandien pavyko nupirkti įdomių daiktų. Video pabaigoje išbandysim vieną iš daiktų, turėsim audio testą, po to apžvelgsim visus mano pirkinius. O dabar pradėkime nuo istorijos. Atkeliavau į patį turgų, pradėjau apžiūrinėti įvairias prekyvietės, tai žiūrėjau ir fotoaparatus, radau kamerų visą milžinišką dėžę, apžiūrėjau visas tas kameras, apžiūrėjau įvairią elektroniką, visokius grotuvėlius, įvairią techniką, tikrai buvo nemažai daiktų, kurie mane domino. Na ir po to buvau užėjęs į bazės. Bazėse nustebau, būdavo tokie smulkmenų tokie prekyvietė, o dabar žiūriu pilną elektrinio visokio transporto ir keturračių, ir motociklų, ir dviračių. Tai buvo labai įdomu pažiūrėti, pasižiūrėti kokios kainos. Tai patys pamatysite, dėsiu intarpų. Toksai, kaip sakant, pasikeitimas, maždaug metus laiko Pabaliuose nebuvau. O šiaip tikrai buvo įdomu, žiūrint, ko reikia kam, tikrai, manau, įmanoma rasti įvairių prekių ir tiek pasitobulinti savo žinias kažką lituojant, remontuojant, konstruojant, rasti atsarginių kažkokių dalių, nes elektronikos tikrai buvo nemažai, aišku, nepalyginsiu su senesniais laikais, bet pats turgus tikrai nėra miręs. Praeitą savaitę, kai lankiausi Rietavo turguje, tikrai sulaukiu daug komentarų, kad atsimink, kokie buvo turgus. Tai buvo, seniau būdavo kalnai, tos elektronikos, stiprintuvų, kolonėlių, visko būdavo, bet turėjau mažai žinių, labai daug, aš galiu pasakyti iš savo patirties, buvo ir žemos klasės tų daiktų, atrodė, kai jų daug yra. Dabar irgi nepaslaptis, kad irgi daug labai tokio šlamštelio, kaip aš sakau, bet visi daiktai turi teisę gyventi, būti prikelti antram gyvenimui, tai tikrai yra labai smagu, kad yra į ką pasidaryti ir labai man patinka šitas hobis ir nuvykti kažkokiu paieškoti daiktelių įdomesnių. Aišku, nepraėjau ir pro įrašus, keletą įrašų nusipirkau, apie kuriuos paskiau šiek tiek vėliau parodysiu. Na ir tikrai įsigijom įdomių pirkinių, apie kuriuos dabar tuoj pakalbėsim ir juos pademonstruosiu. Apsidirbau darbus, įsilijo ir dabar eisim apžiūrėti pirkinius. Tai kolonėlės jau prabandžiau, tai daly 104 modelis, iš senųjų gerųjų daly. Esu pats asmeniškai mažai bandęs, mažai turėjęs, bet esu labai nustebęs iš tikrųjų. Tikrai neblogai groja, nėra čia kažkoks super skambesys, bet ir žemo pakanka, ir viduriai neblogi, ir aukštas. Toksai, sakyčiau, dėl fono neįpareigojančiai klausimui, tai tikrai labai geros kolonėlės. Gaila, kad kažkaip seniau už mano akių neužkliūdavo daly. Kažkaip galvodavau, kad jos nėra antiek ganėtinai geros, kokybiškos.
Bet dabar buvo proga įsigyti komisiją ir nupirkau jas. Tai padarysim tikriausiai audio testuko pabaigoje video, galėsit patys pasiklausyti šiek tiek. Aišku, čia bus neprofesionaliai, bet turėtų būti visai įdomu. Na, o kiti pirkiniai galima apžiūrėti iš arčiau šiek tiek. Tai nupirkau šitą fotoaparatą, kuris papildys mano Kodak kolekciją, kaip sakant. Nes Kodakų jau turiu nemažai nupirkęs. Na, šitas bus tikriausiai pats seniausias. Su viena ranka tik tai gaila, nelabai pavyksta labai išpakuoti jį. Na, kaip matot, seniena kaip reta, bet tikrai įspūdingai atrodo. Papuoš mano fotoaparatų kolekciją ten. Pažiūrėkim, ar rasim jam vietą. Na štai, kaip čia buvęs. Žiūrim toliau į šios dienos mano lobius. Nupirkau tokį, na, aišku, pasitikrinęs per groką, pasižiūrėjęs kietą diską. Tai čia turėtų būti apie 1 terabaitą, bet manau, kad negali būti, kad čia bus 1 terabaitas. Tai aišku, man jungtis šitą netinka, tai eisiu išardysiu. Turiu tų tokių universalių, kur įsideda SSD diskas. Arba, na, senesnio tipo laptopinis diskas. Ir eisim pasižiūrėsim, ar gyvas, nes reikia pasidaryti duomenų bazį atsarginiam laikmenom, turėti diską. Tai vat, toks planas, jeigu panaudos, jeigu ne, tada naują reiks parsisiųsti. Na, o čia pasiskaitinėjau irgi pasidomėjau, čia toks kaip tinklo grotuvas yra. Pamačiau, kad naujas, tai dėl to ir nupirkau. Ir pažiūrėsim, ar eis kažką padaryti, pritaikyti, kadangi kaina tik 5 eurai. Ir, na, susintriguotas, galvoju, gal kažkur panaudosim. Tai paėmiau, tai čia, aišku, irgi bevėlis jungiasi internetas. Na, aišku, turi ir pultelį ir taip toliau. Internetas, kaip matot, jungiasi per tinklą. Turi jisai koksalinį, kaip matot, išėjimą į daką. Na, pažiūrėsim, ar eis pajungti, pavyzdžiui, per telefoną pastreaminti Spotify arba Tidalą. Tai jeigu eis, tada pasidarysiu gal garaže apačioj kituose savo dirbtuvėse mechaninėse, na, pasidarysiu tokią mini gal audio sistemėlę. Na ir pultelis buvo pridėtas, bet kažkoks keistas, toksai kaip nukentėjęs nuo kažko, tai ar apipiltas, ar daiktas atrodo naujas. Na, laidai visi pridėti, antenėlė. Čia irgi nuotolinis pultelis per laidą. Tai pilna komplektacija. Čia toksai, nežinau, veiks, neveiks, 5 eurai. Toksai tikslas buvo, kaip nusipirkti. Tai einam po truputį vis jau arčiau audio visokių dalykų, ką nupirkau. Tai šitas labiausiai gal dalykas susijęs su mūsų hobiu, su mūsų kanalu. Tai išpakuosim, daiktas neišpakuotas. Mokėta buvo irgi 5 eurai. Na, kaip matot, čia yra switchas. Tai yra įėjimai, iš stiprintuvo pajungi įėjimus. Na ir čia galima pajungti išėjimus. 4 poros, kaip matot, skirtingų galima kolonėlių pajungti ir perjunginėti. Tai toksai dalykėlis gal visai neblogas, kaip sugalvoju ir laidus kokius patestuoti ar kažką. Pažiūrėsim, aišku, viduje čia viskas bus paprasta, nemanau, kad čia net ant realių bus, gal bus per jungiklius tik sužaista. Bet toksai mūsų hobio daiktelis, kurį už 5 eurus, manau, tikrai buvo verta nupirkti, nes vien šitie jungikliai daugiau verti negu pats daiktas. Keletą įrašų irgi pavyko nupirkti, aš nebūčiau, kaip sakant, aš po 50 centų, tai Dean Martinas, aišku, čia kažkoks nebus stebuklas, bet Dean Martinas visai neblogai. Na ir Belafonte irgi, čia toks kaip toks kažkoks rinkinukas irgi. Štai, šiandien nupirktos daly 104, na, iš senesnių daly kolonėlių. Kaip matot, korpusai turi ir randų, bet garsiakalbiai patys tvarkingi, pati būklė garsiakalbių gera. Nupirkau jas dėl projekto, kad galėtume renovuoti, modifikuoti,
pigios tokios, na ir noriu apie jas, aišku, sukurti daug papildomo turinio, papasakoti jų istoriją, nes senai kažkaip tais dairiausi į dalį, bet niekad neišdrįsdavau nupirkti, o dabar nupirkau, paklausiau, kas man patiko juose, tai su jumis būtinai pasidalinsiu. O dabar einam prie audio testuko, tai testuosim su mano TDA DAC-u 1541, Thule stiprintuvų, na ir muzika bus Suno pakurta paklausimui be autorinių teisių. Na, paklausom kelių takelių. Testas toksai paprastas, mėgėjiškas, na, bet tikiuosi jums patiks. Šiek tiek kitokios muzikos uždėkim, su keletą dainų pakūręs. Daugiau džiaziuką tokį, bossa-nova stiliaus. Tai labai laukiu jūsų komentarų, būtinai parašykit, ar patiko šis video, norit pamatyti daugiau panašių video iš turgų, apie paieškas įvairių lobių, kurie mieste norėtumėt, kad apsilankyčiau, būtinai laukiu jūsų nuomonės, na ir sutiksim neužilgo, iki.